Labas rytas iš gegužės 17 dienos. Šiandien yra penktadienis ir kokia tai diena, Domai? Jėzaus prisikėlimo diena. Ne, kelionės į Vermontą. Truputėlį suklydo. Vat, Adomėlis daro pusryčius. Tiesiog brašė su... Kodėl norėjau sakyti avokadą? Čia yra lašiša. Bandau distraktint čipsą, nes jis labai kažkaip nujaučia kiekvieną kartą, kai vyksta kelionė, kad jis bus kažkur paliktas, matyti, aš nežinau. Bet nes atneši jo šitą daiktą ir jis įsilipa ir tiesiog būna. Dabar skanuką daviau, kad biškai nukreipti mintis. 9:30 ir už kokio pusvalanduko pavalgę ir pradėsim kelionę, nes ten yra 4 valandų kelias iki viešbučio, kas yra. Žiauriai karšta šitą pusę. Aš nesiteikiu išimti. Kelionė jo bus 4 valandų, 2 valandos, kur čipsą paliksim, bet mums ten yra visiškai pakeliui, tai viskas ok. Tai po to jau, kai pajudėsim link Vermonto, sustosim Vermonto sostinį, kas čia vyks. Na, Domai. Nu, jie blogai supjaustė tas bandelis parduotuvėje. Šiandien nerodink šitą iškirpti. Būtent paliksiu. Sustosim Vermonto sostiniai, kuri vadinasi Montpellier. Jo, Montpellier. Ir po to ten suksim į tokį kalnų miestelį, Stov, jei neklystu vadinasi, ne? Stov. Jo. Tai, o ten jau turėtų būti kažkas gal faina, nežinau. Tai geri gabalai tau užėjo, super atrodo. Aš labiausiai tokia. Tai toks mūsų kelionės, tokie mūsų kelionės pražydėlė namo. Tai džiaugsmą parodė kokį. Jėj! Ne, aš laiminga, aš patenkinti, viskas yra, Skundys, kad aš tave storą vadinu ryte. O tu skundys, kad aš tave bomžu. Nes, kaip čia pasakyti, lygus šioj kovoj. Ar tu sakei, kad tu tiek storą, kiek aš bomžas esu? Tai va, pasidarom visi savo išvadus. Jo. Tai gerai. Einam valgyt, pabaigt sukraut čipso porą žaislų ir keliaus. Ponas nuskriaustasis. Arba Krauskiai. Ir aš ir kas? Apšikta mašina. Nu nieko. Kaip nors. Atrodo, nieko neėmė, bet biški čipso, biški tą, biški dėlosio pikto rankšluosčiai. Jeigu neveiks tam baseinas arba pirtis, Bus tai nefaina. daugiausiai, ką aš galiu padaryti, parašyti vidutinį review. Tai. Va. Ponai susirašė į kelionę. Reikia ištraukti čipsą, nes čipsas yra dievė klykia kaip nuskriaustas. Tai Gerai. jo turbūt bagažiniai nebus, ne? Ne. Kas čia tokie draskosi Tu žvėris? ten pinigus išiminėjai, ten čiūva su ginklu vaikšto gali. Pakraudinėja tas babkė. Aš mačiau, vienas neveikia ATM-as. Nuėjau į bankomatą, išsim pinigų. Sako, kokių kupiūrų norit, aš galvojau leisiu sudėliot, kokių kupiūrų norit, nes mums reikia ten 100 pėmą, ne? Galvoju, reikia, ten buvo 10, 2 arba 100. 200 užtraukė, ne? Jo, ir aš galvoju, leisiu sudėliot, kiek kokių, ne, tai man tiesiog davė po $10 visus. Čipsas čilina, tai va. Nu, pradedam važiuoti, ne? Pradedam važiuoti toliau. Nes reiks 4 valandas važiuoti. Jo. Nu, duoka nors. Šitą mašinėlę važiuoja ir paduoda dūmų dulkių kamuolį tokį. O! Maždaug, jūs šiukšles rūšiuojat ir jūs gročia visas tas pastangas šunį. O! Dar viena. Nu, dar viena duoka. O! Pagavai, ne, gerai. Daug, jo. Tai va, kelionė tęsiasi.
Palikom čipselį pas mūsų draugą Deną. Bet dabar papasako, ką nors, kas nebūtų aišku ir taip, žinai. Tai mes esam pakeliui prie... Ne, čia aiškus dalykas. O kas neaišku. Šiaip papasako, ką nors. Man sekasi gerai. Šiandien Gražina vis tiek, aš nemoku nefaksais kalbėti. Neiškalbingai taip, ne? Aš esu tikslus žmogus, mėgstu tikslumą, tai man... Geriau papasakok, jeigu tau reiktų paišyti tapyrą, nuo ko tu pradėtum? Ką tokia? Tapyrą. O kas tas? Šešiena tokia neišsilavinus, nežinau kas tai yra. Neišsilaginus. Ir užsilaginus. Ne, mes... Tu visą išgersi vienas, tai aš atsidarau savo. Pala. Dar vieną gurkšnį ir tau duodu, gerai? Mes turėjom pasidalinti energetinį, bet kai išgėrė, aišku, kad daugiau negu pusė išgerti, aš matau. Ne, Aura, come on. Indeksuojam pagal svorį. Papasako, ką reiškia indeksuoti gėrimą pagal svorį. Proporciškai padalinti. Tai jeigu tu sveri kiek šiam 5, ne? Per daug. Aš 100, tai aš turėčiau 30% daugiau energetinio gauti iš buteliuko. Nu tai ir gavai. Norint pasiekti tą patį efektą. Tai ryškiai gavai. Nu, tai indeksavom. Tai reiškia, viskas gerai buvo. Tai va, liko 2 minutės iki pirmo taško, kur sustosim pasižiūrėti. Aš nežinau, aš tiesiog susiradau random daug taškų ir rašiau gražias vietas, scenic view. Kaip tu turi, Adomai, scenic view? Scenic view. Tai gražių vietų sužiūrėjau, aš nežinau, kiek jos vertos iš tikrųjų dėmesio, nes kažkaip nežinau. Praeitą kartą, kai tai planavau, visai gerai gavosi. Galvoju, ir šiandien gerai gausis, bet mes dar pažiūrėsim. Tai kažkoks yra tiltas, kurį kažkokį gražų slėnį galima pažiūrėti. Tai keliaujam ten, už kiek 5 minučių turėtume būti. Šiaip jau aš asmeniškai matau, kaip pasikeitęs biški vaizdas. Truputėlį gamta skiriasi čia, negu kad yra Bostone. Aure. Ką? Bostone važiavam, buvo medžiai tiesus. Čia turi kokį 10% palinkimą, žinai, tokį kampą šiokį tokį. Ne, aš turėjau omeny tą patį sužaliavimą, sužydėjimą ir panašiai. Nes pas mus biški šilčiau, vis tiek čia keliauja į šiaurę. Kaip aš sakiau, man pros praeitam blogė, norėjau, mūsų originalus tikslas buvo nuvažiuoti kalnus ir pamatyti juos su sniegu, bet gavas, kaip tik Tai palauk, tai ne, tai gali būti su sniegu dar iš tikrųjų. Aš labai norėčiau. Pernai buvo ant Vašingtono kalno, bet čia kitokie kalnai, aš nežinau, aš stengiuosi irgi susidėlioti tų kalnų, kur tu galėtum bent jau iš šono juos pažiūrėti. Mes kalnus nelipam, mes juos žiūrim iš šonų tiesiog. Ir jeigu yra galimybė, kaip pernai, tai užvažiuojam. Čia, žinai, čia jeigu reiktų apibūdinti mus, tai pasyvus kalnų entuziastai, žinai. Jeigu aktyvus lipa į kalną arba čiuožinėja, mes žiūrim į kalną iš šono. Taip, bet esam lipę į vieną iš prezidentinių kalnų, tas Franconia Notch, tai ten yra, dabar nepasakysiu kuris, bet čia skaitosi New Hampshire, yra keli kalnai pavadinti prezidentų vardais, jie vadinasi prezidentiniai kalnai. Ir tipo, į juos yra sunku užlipti. Ir mes patį pirmą kartą darydami didesnį haiką, nežinodami, kad ten vienas iš tų kalnų, užlipom, Adomui buvo mišlungas, aš buvau pikta, Adomas ir jo sesė po litriuką vandens į 8 valandų haiką, kur karšta. Šiaip gavos gal 10 ar 12, ne, 11 valandų? Ne, man pras 8. Tiesiog kančia taip ilgai truko mintyse ten. Jo, ir aš ten buvau supykus, nes jie labai, truputėlį neatsakingai pažiūrėjo šitą haiką, bet kai antrą kartą, nes mes į tą patį kalną lipom antrą kartą, jau buvom pasiruošę pilnai, viskas jau buvo sklandu, jokių kojos traukimų, arba bent jau jie buvo minimalus. Tokia mūsų patirtis yra su kalnais, tai mes dabar kol kas į juos žiūrim daugiau. Negu kad lipom. Galėsi geriau viską sukatint, kad mes neatrodytume tokie specialūs. Palikim Adomai realybę tokia, kokia jinai yra. Letargiški tokie. Gerai, susitiksim kitą kartą, kai jau būsim tikriausiai
ant tiltelio ir žiūrėsim į gražų upelį. Pirmasis Aurytės feilas. Tai... Ne, viskas okei, ten buvo, tiesiog įvažiavom į tokią uždarą teritoriją, ne, kur ten kariuomenės štabas, kažkaip parkas, kuris potencialiai mokamas. Man atrodo, čia daug tų parkų, nes šitas kažkoks Quinch kažkoks. Aš nežinau, taip vadinos. Quinch. Aš nežinau, kaip tarės. Faktas, kad ten turėjo būti kažkoks tiltas, ten kažkokių vaizdų į slėnį, upę. Ten atvažiavom, tokie kažkokie žmonės pasirodė, kad prižiūri ten, kaip ir apsauginiai. Bet tada ne, tiesiog žiūri, kad tiesiog žmonės salų geria ir sako, čia nėra jokio paplūdimio. Ir aš tokia, aš ne paplūdimio. Aš net negirdėjau iš tos dalies ir bandžiau susiorientuoti, kas ten buvo. Ai, žodžiu, tai važiuojam tiesiai į Vermonto sostinę, kuri vadinasi... Aš tikriausiai tarsiu savo būdu. Quinch. Ne, Montpellier, bet Denas sakė, kad dar kitaip tarės. Montpellier, nežinau. Kažkaip žodžiu. Aš galvoju, ten prancūzų, jo, bet ten nebuvo prancūzų. Man romantiškiau skamba, jeigu aš turiu Montpellier. Žiūrėjom ten, truputėlį pasivaikščiosim, užkasim ir tikiuosi mažiau feilų bus. Ne, tai čia tiesiog pamatėm, kad galbūt ne ten pataikė. Bet visada būna viena kita kliurka, bet nieko tokio. Čia nedaug nuvažiavom nuo kelio. Aš net nelabai žinau, ko jų klaus, nes aš nežinau, ką mes ten turėjom pamatyti. Aš nežinau, susinepatoginau, kaip pasakė, there's no beach or anything. Tai pamatė akinius tavo ir galvoja, kad tu beach ieškai, ne? Kokie žmonės kartais gali būti viskas, aš net nemanau, kad jie kažko blogo tikėjęs, gal jie galvoja, kad, linkėjo. Aš manau, kad jie tiesiog galvoja, kad tu tikrai beach'o ieškai kokį. Gal čia beach'as yra kažkur, gal čia ežeras yra. Čia nebūtinai buvo toks, piktybinis momentas. Žodžiu, nuvažiuosim jau sostinę, kur už, kem minučių gerų važiuoti. Čia visai gražus vaizdelį jau, tokia kalnuota vietovė, nes Vermontas garsėja tuo, kad yra kalnų, yra Vermonto klevų sirupas. Ką dar daugiau nežinau, kad čia turėtų būti daug tų briedžių. Briedžiai tie mums. Turbūt, aš nelabai skiriu jų. Pažiūrėsim, ar pavyks pamatyti arba briedį, arba klevų sirupą. Važiuojam, aš jau visai noriu valgyti ir gerti. Mes turim energetinių tik gėrimų. Ne geriausias. Kombo maisto. Gerai. Mes esam, dariau sakyti, Virginija, čia Vermontas, ir čia yra kamštis. Dabar apie 15:04. Kaip atrodo ženkliukai Vermonte, biškiukai kitaip negu Bostone. Tokie mažesni. Ką pastebėjom, tik važiuojant, bent jau aš, kad čia visai yra daug tokių fermų, kur daro visai tokius daug dalykų. Matėm kavą, matėm Ben & Jerry's, matėm, kur sūrį daro, kad fabrikėliai tiesiog stovi. Aš neįsivaizdavau ir net niekada nepagalvojau, kad čia tiek daug dalykų daro. Jau atvažiavom mūsų
Viešbutuką Tauta Lounge. Čia tokie namukai labai mieli. Aš kitaip įsivaizdavau, bet čia toks labiau Vermonto vaibas. Wow. Wow, vyva. Kaip. Faina, aišku, faina namukas, bet tie namukai buvo, man atrodo, brangesni. Reikia pažiūrėti mūsų pirmas reakcijas. Mes užsileidai į rūsį. Čia yra kartas, ar nelabai? Jo. Čia turėtų būti. Čia kart. Okay. Mes turim tą river view. Ei. Kaip faina, kokia graži lova. Palauk, apžiūrim. Labas. Iki 8 tram viskas dirba, tai gerai? Taip, dabar yra 4. O kaip čia tai daryti? Ai, ne, log taip. Čia parašyta šiaip yra. Aš matau, kad parašyta. Padėt tau gal? Padėt. Ok, čia atsidaro, netempėsiu. Ten yra džakuzis. Ten yra namukai, kurie brangesni. Baseinas kažkur, ai, va ten. Tai čia netoli labai, faina. Faina visai čia. Labai cool. Čia upę turim kažkur. Toks nedidukas kambariukas, bet labai jaukus, sakyčiau. Labai gražu. Ir kvepia pušimis čia man. Mes esam mieste Montpellier. Nežinau, kodėl man iš tikrųjų truputėlį Amerikos ir Europos mikso jaučiasi. Tau nesijaučia taip? Jo, čia Prancūzijos jaučias dalis. Nežinau, man ten tokie pastatukai čia, kur filmavau. Šiaip tiesiog išsidėstymas ir žiauriai karšta, nors yra tik 20 laipsnių. Tai eisim dabar kažkur susirast pavalgyt, susirast parduotuvę, nusipirkti snekų, gėrimų ir tiesiog pavaikščiot aplink. Ir mes nusprendėme užsukti į šią jaukią vietinę pizzeriją, kuri vadinosi Positive Pie. Interjeras buvo gana jaukus ir nusprendėme užsakyti šią milžinišką Smokehouse pizzą. Pica buvo be galo skani ir ši pica turėjo daugybę ingredientų, kurie man labai patinka. Šios didžiulės picos ir gėrimų kombo mums atsėjo apie $45 su arbatpinigiais. Na, Domai, pasidalinkite savo įspūdžiais, kaip pica kainavo $27 plus už gėrimus. 2 kolos, tai sumokėjom 30 kiek? 45 su arbata. Nu, Tai čia visai okei dar, normaliai. Pica man asmeniškai patinko, nes plonas padas buvo, kur sunkiau gauti čia. Barbecue buvo tokia kaip. Jo, ir buvo barbecue, buvo daug, kaip Adomas sakė, visi produktai, kurie man patiko, mes ėmėm, ten vadinosi Smokehouse. Buvo daug ingredientų, baconas, vištiena, barbecue, blue cheese, nu toks. Courthouse čia, ne? Bet mes ne to ieškom. Leis man pabaig. Tai žodžiu, esmė, kad manau, kad už tą, kiek sumokėjom, gavom visai gerai ir skaniai. Mes dabar vaikštom po Montpellier. Va. Einam surast namuką su auksiniu stogu. O galim Dune pažiūrėti, Tauri. Kino teatras, matai? Aha. Čia tikriausiai nieks nežinot, bet aš nelabai mėgstu tokių filmų kaip Dune or Planet of Apes. Nes tu fantazijos neturi, ne? Aš turiu puikią fantaziją, viskas su manimi yra tvarkoj, aš tiesiog nemėgstu.
Gerai, einam paeksplorint šitą miestuką. Kur? Tenai. Ir kas ten yra? Pastatas ant kalno. Aš bėgau kaip Rokis laiptais ir manęs įdomus nenufilmavo. Aš galvojau, kaip tu pradėsi paišyti tą pyrą. Ką galiu reziumuoti apie Montpellier? Čia yra 10 bažnyčių ir 2 gatvės. Nu, kaip kryžiukų, nuliukų to schema, ne? Tokia. Ja, šiaip viskas fun, smagu, bet va viena bažnyčia. Kur čia? Kita bažnyčia. Ten bažnyčia. Ten bažnyčia. Paskui dar ten toliau bažnyčia. Žodžiu, 10 bažnyčių. Religija klestėjo 19 amžiuje. Jo. Tokia išvada mūsų. Gerai, varom prigriebt kokių užkandukų, gėrimų, vandens. Ir šiandienai gal pakaks, nes ta kelionė visai išvargino, tai jaučiuosi išsunkta. Mes esam vieni ir ten dar yra sauna, kur tu eini gal užsidėjęs ten halatą. Vau. Šiltas vanduo? Ar šiltas? Kažkur dar turėtų būti lauke hot tubas. Jau rodžiu, o čia yra kilimėliai. Čia gal jogą galima daryti. Ir ten yra džakuzis. O čia dar bėga upė. Žodžiu, labai jau fainiai viskas. Ar tikite svečių? Ne. Ne. Ne, ateik. Galvoju, padarysiu greitą, pilną kambario turelį, nes buvo pradžioje toksai efekto būsena, plus mes skubėjom į tą Montpellier miestą. Tai toksai, žodžiu, toks paprastutis, visai nelabai didelis kambariukas, bet jis labai jaukus. Jis turi gražią lovą su gražiom pagalvėlėm, labai minkšta. Galėtų, aišku, būti daugiau čiut šviesos, bet nieko nepadarysi. Šiaip fainas pušų kvapas, ne? Jo, visur. Kai šildymą jungiam, tai kvapas kaip iš bingo kambario, tas pensininkų pensionatas. Jo, taip įdomu, žodžiu, čia... Čia gal irgi dalis patirties, žinai. Bet šiaip net atėjus į šitą viešbutį, man tas kvapas buvo. Čia toks pofikiukas yra, labai faina šita kėdutė. Turim staliuką, lempą, tiesiog man dar reikia išsiaiškinti, kas čia toks, ar čia lempa, ar čia tiesiog dekoracija. Jo, aš jau rodžiu, kaip mes bandėme įti, bet ten yra terasa su pora kėdžių, vaizdu į upę. Tai, vat, meno biškutį turim. Ai, kas čia faina, yra daug pakabų turim. Čia mes net parsinešėm iš baseino rankšluosčius. Tai yra... Čia, man atrodo, restauruotas yra viešbutis, čia motelis buvo nupirktas ir ložė tokia padaryta visai. Gal, čia yra, va, iš tikrųjų yra cukraus. Aš nepatikrinau. Kas čia? Krymerio? Nejaugi ir kavos bus. Būtų išgelbėjimas. Yra kavos stiksai. Mamaišyta. Tai kodėl mane išdūrė? Yra krymerio, yra tų, bet nėra kavos. Yra net tas... Tai gal apačioje yra kavos, ne? Okay. Nes yra virduliukas, nu bet tiek to. Yra stiklinės, yra puodukai, šiaip yra. Tai einam į vonę. Vanytė irgi nėra labai didelė, bet labai tokia moderni irgi faina ir labai skanų turi dušo želė, kuris kvepia pipirmėtę ir eukaliptai. Tai va, tiek. Ir tada dar galvoju greitai parodysiu ir pakomentus, ką nusipirkom parduotuvėj. Nes man tai asmeniškai patinka žiūrėti, ką žmonės perka, tai gal ir jums bus įdomu. Kaip tu manai įdomu? Ar įdomu žmonėm? Na kiek ten, 10 produktų, ne? Jo,
Na, aišku, vandenuko pasiėmėm, nes reikia vandens. Gali kraut ant lovos, kad būtų toks, žinai, kaip puzlės efektas. Tada čipsų pasiėmėm tokių. Čia turbūt kaip Estrela atmaina arčiausiai Amerikoje. Tada pasiėmėm įrankių, nes tuoj sužinosit kodėl. Tada pasiėmėm dar vandens, nes kelioniai ryt, kai važiuosim. Tada arbatos. Aš neužsukau arbatos. Tu juokauji? Užsakai. Tada Stow Cider, mes esame miestelėje Stow ir aš paskui važiuojant čia pamačiau, kad yra šita gamykla mums iš tikrųjų pakeliui. Adomas juokės, mes galėjom šviežesnio gauti. Tai čia sidriukas, spraitas, nu jeigu jau kraunam, tai kraunam viską. Šiaip aš žiūriu, kad mes gėrim daug prispirkome. Tiesiog gėrim. Tada Starbuckso karamelinė makiato, labai skanu. Tai viengi sulčių. Čia šitie labai skanus smūčiai būna. Aišku, Ben & Jerry's ledų. Adomas labai juokėsi iš manęs, kaip aš rinkausi ledų, sako, vis paimu, padedu. Ai, nu jo, kaip koks vaikelis, kuris sprendimo negali padaryti. Tai galiausiai išsirinkau... Žinai, šaldytuve yra 10 skonių, ne? Na. Ir, nu, tu jos pastebi gan greit, yra 10 variantų, ne? 10 skonių. Na. Bet taip atrodo, kad tu vis ieškai, kur 11, 12 būtų, žinai. Bet yra literaliai 10 skonių ir tau tiesiog vieną geriausią pasirinkti. Iš Ben & Jerry's aš turiu kelis mėgstamiausius, vienas yra... Jo, bet magiškai ekstra skonių neatsiras. Ir, pavyzdžiui, šitų dažnai Bostone nebūna, bet čia va buvo, čia vieni mano skaniausi yra Everything But That, nes čia yra daug visko. O čia yra Adomo chocolate, milk and cookie. Tai va tiek, nežinau. Toks mūsų gėrimų holas, vien tik gėrimai beveik. 7 gėrimai, čipsiukai ir 2 ledai. $100. Rimtai mes sumokėm $100? Nu, tam 4. Ja. Žinai, ne veltui jaunimas Amerikoje 60 pasaulių pagal happiness reitingą. Nu jo, mane irgi pasodina. Žinau, dabar jau šilta dar, reikia nusimti, užsidėti maikį. Prieš tai buvo šalta, galvoju, užsidėsiu džempą, dabar daro šiltas. Tai gerai, mes einam tiesiog šį vakar jau pavakaro ir susitiksim rytoj. Tai kaip paišys tapyrą? Adomai, aš jums dar neįsiaiškinau, kas yra tapyras, bet tikiuosi išsiaiškinti.